mūsų nuostabiojo kiaulpienė. Pats laikas rinkti šaknis, nes jinai dabar ruošiasi žydėjimui. Iš kokių savaitės dviejų pradės stipriai žydėti mūsų laukai visi. Tai kiaulpienės šaknis labai gerai padeda kepenims, diabetui, šlapimo takų infekcijom, aknei, geltai. Yra žinių apie onkologijos padėjimų tam tikrų. Stiprina kaulus, gražina odą, kasai labai stipriai padeda, skydliaukiai padeda, kraujo pravalo. Padidintą skrandžio rūgštingumą pamažina. Infmazgių uždegimą gerai padeda. Įvairūs bėrimai padeda. Dažniausiai tepalus arba tinktūras daro visokias užpilus. Kiaulpienės savybės labai įdomis iš mūsų organizmo, jeigu odai įtrynus ar ką su milteliais išdžiovintais, tai šalina iš odos negyvas ląstelės visas. Iš kiaulpienės pagaminti visokie tepalai užpiltinės labai stipriai valo mūsų odą, organizmą visą įsivalo, kepenį, žarnyną pravalo. Šiuo metu tai ir siūlyčiau ir lapų neišmesti, nes jie dabar šviežius, kad kartumyną biškį pamažintai į šaltą ledinį vandenį arba biškį pasūdyti vandenį, palaikyti kelias valandas ir sumažėja kartumas. Tai naudojama į salotas visokios. Galima žiemai naudoti, pasidžiovinti lapus, išdžiovinti juos ir vėliau naudoti kaip priedą į sriubas visokias, į prieskonius naudoti kaip papildomą gamtos dovanotas. Iš šaknų galima gaminti kavas. Tai jos reikėtų įsidžiovinti, susismulkinti, biškį pasiskrūdinti ir užpilti. Natūrali gamtos kava bus. Ir taip, kiaulpienė labai sveika dabar pavasarį jas ir valgyti, ir arbatas gerti. Labai super pravalo mūsų ir kepenis, ir žarnyną.